Sveiki, šį kartą norėčiau pašnekėti labai rimta tema ir žinau, kad tai, ką pasakysiu, kai kam užklius, kai kas iš jūsų gali net užpykti, įsižeisti. Bet manau, kad apie tai negalima tylėti ir būtent dėl to, kad nutylima, ignoruojama ir mes turim tokias pasekmes, kai valdžia nėra daugumos rankose ir tada stinga lygybės, teisybės, sąžiningumo ir turime tam tikrų žmonių ir jų grupių nuomonės diktatūrą ir dvigubus tokius standartus. Ir pradėsiu nuo to, kad šiuo metu nėra nei vienos partijos ir nei vieno kandidato tiek į Seimą, tiek į Lietuvos Respublikos prezidentus, tiek vadinamo opozicinio ar antisisteminio žmonių prezidento, kuris norėtų ir planuotų iš tikrųjų realiai kažką keisti. Tiksliau šnekant, nesvarbu, kad tarp kandidatų skiriasi pažiūros, norai, sumanimai ir įsitikinimai, jie visi yra tose vietose identiški, vienodi. Tai yra, nėra pasiūlę ar siūlantis tikros galimybės tikriems pokyčiams. Žinau, kad yra kas vieną ar kitą iš jų palaikote, bet reikia šnekėti apie esmę, apie tikrasias priežastis, kas aplink mus vyksta ir dėl ko būtent taip vyksta. Tiek Ignas Vėgėlė, Valdas Tutkus ar Eduardas Vaitkus, tiek Antanas Kandrotas ar kiti, nei vienas iš jų nėra tinkami, norint iš tikrųjų pokyčių. Nes visų jų planuose, šnekose paprasčiausiai nėra planuojama atstovauti, tarnauti Lietuvos piliečiams. Jie aiškiai yra pasisakę apie tai, kad eina į valdžią, tai yra siekia valdžios tam, kad galėtų patenkinti savo asmeninius interesus, savo užgaidas, o jūs galite tik jiems pritarti ir juos palaikyti kelyje į jų valdžią, į jų norus. Didžioji dalis jų eina kovoti su esama valdžia ir planuoja būti tikraisiais opozicionieriais, o kai kurie bandys atstovauti savo požiūrį ir pažiūras ir sieks jų realizacijos ir išgarsinimo. Ir kviečia jie juos palaikyti, remti, pritarti, balsuoti ir taip padėti, prisidėti prie jų tikslų įgyvendinimo. Ir čia noriu pabrėžti, kad aš nesakau, kad kai kurių iš jų kalbos ir tikslai, kaip asmeninės kalbos ir asmeniniai tikslai, yra kažko blogi. Kaip ir daugelio kitų, jeigu nelendami tam tikras detalės ir smulkmenas, bet į kelias labai svarbias smulkmenas mes šį kartą atkreipsime rimtai dėmesį. Dalis kandidatų ir dažniausiai dauguma iš jų koncentruoja jūs ir patys koncentruojasi į valdžioje esančias asmenybės ir mano, kad pakeitus jas taptų šviesiau. Tai vergo sindromo požymis, apie kurį kalbėsim, ir jo pasekmė klaidingas ribotas mąstymas, galintis duoti tik laikinų pagerėjimų. Būtent šio klaidingo mąstymo pasekmė neleidžia nieko pakeisti iš esmės tiek mums, tiek jiems. Todėl kviečiu kartu su manimi eiti toliau į tikrasias priežastis, dėl ko ir susidaro tokios pasekmės. Šie iliuziniai sistemos burbulai, kuriuos palietus, jie taip lengvai sprogsta ir vėl viskas būna kaip buvo ir vis niekas nesikeičia. Tikroji priežastis ir problema tame, kad nei vienas iš jų neina prie lovio su tikslu tarnauti Lietuvos piliečiam ir atstovauti jų interesų. Ir nesvarbu, kad kai kurių iš jų norai tikrai yra geri ir nuoširdūs, bet jie neina kovoti dėl valdžios ir į valdžią tam, kad būtų tenkinami jį išrenkančių žmonių interesai ir poreikiai. O kaip sako, blogi, kaip ir geri norai irgi yra užkvenčiami, nors savo kalbose visi jie tuo dažniausiai prisidenginėja. Bet kad atskirti pelus nuo grūdų, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad jie nežada, nesako, kad paliks, patrauks savuosius interesus einant ir patekus į valdžią. Ir dažniausiai būna net atvirkščiai, sakosi, jokių būdų neatsisakys savo asmeninių interesų ir eina į valdžią tam, kad galėtų juos realizuoti. Nors iš tikrųjų, tikroje demokratinėje valstybėje, juodai ant balto parašyta, patys galite rasti ir įsitikinti, pasiskaityti, yra sakoma, kad valdžioje esantys žmonės tai yra atstovai ir jų pareiga ir tiesioginis darbas nevaldyti ir ganyti mus kaip paveles
ir tenkinti savus požiūrius, savus interesus, o yra siekti įgyvendinti ir atstovauti mūsų bendrus interesus, bet jokių būdų ne savus. Todėl mes patys kalti, kad renkame žmonės į valdžią pagal jų pažiūras, kalbas, išvaizdą ir bendrą mintiškumą bei visą kitą. Bet neieškom tokių, kurie sutiktų savo asmeninius interesus ir nuomonę patraukti į šalį ir imtis darbo. Tai yra atstovavimo mums kaip ir priklauso. Ir čia yra svarbiausia esmė, apie kurią dažniausiai nutylima. Todėl labai svarbu suprasti ir atkreipti dėmesį, kad yra daug tokių mažų detalių ir smulkmenų, per kurias žmonės ir yra klaidinami bei tampa neįgalūs. Viskas ir slepiasi mažose detalėse ir smulkmenose. Sekantis pavyzdys yra maža detalė bei smulkmena, į kurią siūlau atkreipti dėmesį ir kuri keičia daugą, kad yra labai didelis skirtumas, didelė baisi praraja tarp siūlomo atstovauti tam tikro vieno ar tik kelių jums svarbių ir aktualių interesų nuo atstovavimo visų esamų turimų ir būsimų jūsų interesų. Pirmuoju atveju žmonės sutinka su einančio į valdžią žmogaus pasiūlymu ir mainais į vieną ar kelis saldainius sutinka atiduoti visus kitus saldainius. Tai yra, visą savo valdžią atiduoda tiems žmonėms, kuriuos jie renkasi mainais tik į kelis pasiūlymus. O kitu atveju žmonės išlaikytų susitarimą, įsiderėtų, kad valdžia išliks jų rankose visą neribotą laikotarpį, paprasčiausiai nesirinkdami iš siūlomų blogybių nei vienos ir laukdami, kol atsiras ar patys susirastų žmonės, kurie norėtų ir eitų į valdžią su tikslu atstovauti juos įsirinkusių žmonių interesų nenutrūkstamai tiesiogiai išlaikant pastovų realų ryšį su jais taip, kaip ir turėtų būti. Ir tokie kandidatai privalo pasilikti savo asmeninį interesą savo ir negali naudotis darbinę, būsimą ir esamą padėtimi savo asmeninių interesų patenkinimu, jeigu jie tuo metu nesutampa su jų tuometiniu atstovaujamuoju jį išrinkusių žmonių interesų. Lygtais viskas paprasta, teisingai, bet kažkaip žmonės vis dar klaidinasi ir nemato tos tikros tiesos ir tikros priežasties, iš kur kyla visos problemos. Toliau, jie negali maišyti ir painioti savo asmeninės nuomonės ir asmeninių interesų su savo esamu darbo atstovavimu jį išrinkusiųjų, pasamdžiusių žmonių norų su savais. Todėl labai svarbu įsiklausyti ir išmokti atkreipti dėmesį į smulkes detalės, nes kartais jos gali pakreipti visą įvykių eigą visai kita linkme ir pakeisti viską, net pačią reiškinio įvykio užduoties ar susitarimo esmę. Ir mes patys esam kalti, kad leidžiam tokius dalykus. Ir reikia apie tai kalbėti, organizuotis ir tai spręsti. Tam ir yra sukurtas tautos valdžios judėjimas. Ir šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet praktiškai visame pasaulyje gyvenančiame pagal demokratinės santvarkos principus žmonės yra daugiau ar mažiau, bet stipriai apgaudinėjami ir jais yra manipuliuojama ir tam skiriamos milžiniškos lėšos. Vyksta konkurencinės kovos vidiniai valdžių žaidimai, kurie nieko bendro neturi iš tikrųjų su tikra demokratija. Ir į tuos žaidimus įsitraukiantis ir juose dalyvaujantis žmonės tai yra suklaidintos, apgautos ir patekusios į esamos sistemos spastus aukos. Lygiai tokios pat aukos yra ir kita žmonių dalis, tie, kas pasidavė, palūžo, atsiribojo. Tai yra paliko visuomeninę, politinę, valstybinę veiklą ar nuo jos dėl vienų ar kitų priežasčių yra atsiriboję. Mes visi vis dar sukam tą sraigtelį ir nesvarbu, ar tame dalyvaujame ar ne. Nes demokratija tai žmonių bendras susitarimas būti viena bendra šeima, sprendžiant ir tariantis tarp savęs lygiavertiškai ir balsavimo būdu. Ir jeigu mes atsiribojam ar skaldomės ir ieškom vidinių priešų ir tarpusavyje kovojame bei ieškom priežasčių apeiti, nevykdyti, sulaužyti
demokratinės santvarkos įsipareigojimą, tada tokia santvarka tampa labai pažeidžiama ir tampa nebeįgali. Nustoja funkcionuoti, veikti, įsigimsta, lygiai tas pats vyksta ir su šeima. Jeigu vienos šeimos nariai dėl tam tikrų esamų skirtumų ar kitų priežasčių nusprendžia atsiriboti, ignoruoti vieni kitus ar sulaužyti vidinius šeimos susitarimus ir tokių asmenų šeimoje atsiranda kritinis kiekis, tokia šeima yra pasmerkta. Einam toliau, rimčiau, giliau, tam, kad pamatytume pilną vaizdą ir visą pilną tikrą priežastį, dėl kurios niekas taip ir nesikeičia. Ir čia reikia kaip pavyzdžio, kad užvesti ant minties tam tikrų rimtesnių pasisakymų. Kai kas sako, kad kalti visame tame yra vakarai, Anglų, Jungtinių Amerikos valstijų valdžia, ar problema tame, kad Lietuva yra ES narė, ar kad priklausom NATO sąjungai. Ir esamoji Lietuvos valdžia tai yra paminėtų priežasčių įtakoje ir tai yra jų vasalai statytiniai. Aišku, yra ir kitokių pasisakymų, kad kalti žydai, stambus kapitalistai, korporacijos, kinai, Švabas, Putinas, Rusija ir taip toliau. Ir čia svarbu suprasti, kad nesvarbu, kas yra tikrasis kaltininkas, nes tai visgi didesnės ar mažesnės, bet tai yra pasiekmes ir tų pasiekmių detalės. Ir jos dažniausiai mus klaidina ir nukreipia mūsų dėmesį nuo tikrųjų priežasčių. Nes mūsų dauguma vis dar galvoja, įsivaizduoja, kad mes valdom ir turim savo valstybę. Vis dar savo rankose ir tik vyksta kovos su išorės priešais tiek mūsų viduje, tiek išorėje. O tai klaidinantis suvokimas. Iliuzija labai naudinga tikram mūsų priešui. Todėl labai svarbu lysti giliau į esmę ir susivokti, pajausti, pamatyti visą bendrą vaizdą. Ir čia tiktų vieno žmogaus tiesioginio valdymo ir savivaldos šalininko pastebėjimai. Pabandysiu savai žodžiais išdėlioti esmę, nes žmogus aktyviai dalyvavo Lietuvos visuomeninėje veikloje nuo pat jos nepriklausomybės paskelbimo. Ir įdomu tai, kad tik atkūrus Lietuvą turėjome, pasirodo, gan padorią ir veikiančią savivaldos sistemą ir nebuvo partinės sistemos. Bei turėjome galimybės net atšaukti savo deputatą iš Seimo. Bet laikui bėgant visą tai praradom, gaunasi, kad visą tai, kas šiais laikais traktuojama kaip problema, priežastimi visų pasekmių, kažkada jau buvo iš dalies išspręsta ar buvo daug geresnėje padėtyje. Bet mes vis dėlto ir tai praradom. Todėl, norint būti protingais, išmintingais, reikia mokytis iš mūsų praeities ir daryti tam tikras išvadas. O išvados tokios, gaunasi, kad nesvarbu, ar mes išeisim iš ES, NATO ar kitos išorinės geopolitinės pasirinktos krypties ar įtakos, ir nesvarbu, jei panaikinsim partinę sistemą ir atkursim savivaldą, ir net jeigu susigrąžinsim litą bei užkursim savo prigesusią atominę elektrinę, tol, kol neįsiaiškinsime, nesuprasime ir neįsiminsim, dėl kokių priežasčių visą tai nutiko, kas trukdė išlaikyti ir gerinti padėtį ir ką reikėjo keisti ir daryti, kad tai daugiau nebenutiktų, nepasikartotų ir to nepakeisim, nepašalinsim, neišrausim su visomis šaknimis, tol nėra prasmės gilintis į prieš tai minėtas pasekmes ir bandyti jas šalinti ar spręsti. Nes kol nesuvoksim tikrųjų priežasčių ir jų nepašalinsim ir nepakeisim, visada vis grįšim prie sugedusios savo geldos ir turėsim tai, ko esam nusipelnę. Taigi einam prie tų gilių, svarbių priežasčių, tapus laisviems nepriklausomiems ir savarankiškiams, žengus šitą svarbų ir didelį žingsnį į geresnį rytojų, į platesnės galimybės, euforijos pagauti, mes nesitikėjome, kad su platesnėmis, didesnėmis galimybėmis kartu ateina ir didesni išbandymai, pavojai. Tuo metu esantiems valdžioje ir turintiems galimybės į ten patekti, atsirišo rankos, tapom laisvi ir galintys daryti praktiškai ką norim. Užvirė konkurencinės kovos, plėšikavimai, vogimai, privatizavimai, valstybinio turto grobstymai.
Tai vyko tiek ir viršutiniuose, tiek ir apatiniuose sluoksniuose. Taip žmonės buvo išmokyti, taip buvom pripratę, toks buvo mūsų patiklumas, mentalitetas, kitaip ir nemokėjome. Vienetai iš mūsų tik matė daugiau, suprato giliau. Per mažai, kad galėtų tai sustabdyti, galėtų tam pasipriešinti. Taip lėmė, kad Lietuvos žmonės, kad išgyventų jau šimtmečiais, buvo pratinami paklusti, prisitaikyti, tarnauti ir didžioji dalis išliko tų, kuriems tai pavyko, pasisekė. Ir nebuvo dirbta su žmonių protais, su šiomis pasekmėmis ir nebuvo visiškai tam pasiruošta. Ir gaila, net ir šiomis dienomis mažai kas ir pakito. Mes visgi dar ir dabar žiūrim į vedlius, vadus, ieškom, renkamės, kurią pusę rinktis, kam tarnauti, kam pataikauti, ko klausyti, su kuo eiti, ar kur gauti savo daugiau asmeninės naudos, ar pavogti, pralobti, užsidirbti. Taip kaip ir tada patekę į visiškai naują mums demokratinę santvarką, nesupratom, kas tai yra, su kuo įvalgoma, nuo ko priklauso ir veikia. Taip ir dabar nesuprantam ir nežinom, nes niekas kaip ir tada nieko sistemingai organizuotai nei pasakoja, nei mokė, nei aiškino, taip ir turim vis dar tokį patį rezultatą. Bet jei žiūrėti į faktus, tai dar net ir blogiau yra šiomis dienomis. Todėl pasakykite man komentaruose, gal aš ko nesuprantu, kas nori prieštarauti, koks gali būti skirtumas, jeigu mes ir išeitume iš ES ar NATO, ar pakeistume valdžioje esančius į kitus. Kas nuo to pasikeis, jeigu vis dar nesuprantam visi kartu patys, kad Lietuva palikta mums ir tai yra mūsų piliečių lietuvių bendras turtas. Ir jeigu papuolę į aukštesnės pareigas ar tam tikras galimybės, mes vis dar galvojam, kaip prasukti kokį reikaliuką, kaip pavogti ir nesuvokiam, kad taip tik apvaginėjam patys save ir kad lietuvėlę tą mūsų reikia saugoti, auginti, branginti kaip savo, nes tai mano. Ir jeigu vis dar žiūrim, kaip kuo geriau įsimuiluoti ir įlysti, prilysti, padlaižiauti, tarnauti, atsisakant visko, laisvės, mąstymo ir vertybių, tiesos, koks tada skirtumas, su kuo mes, ką mes, dėl ko mes. Pamąstykim, atsakykit. Toks jausmas, kad tapus laisvais ir iki dabar praktiškai niekas taip ir nesuprato, kad laisvė kainuoja ir reikia prie jos dirbti, kad reikia už ją prisimti atsakomybę patiems, kad reikia suprasti, kad Lietuva tai jau tavo kiemas, tai jau tavo reikalas ir reikia tame dalyvauti, reikia tuo užsiimti tiesiogiai. Ir kad tu negali klausyti, tarnauti valdžiai ar lysti ją į tą vietą, nes jie turi klausytis ir tarnauti tau ir atstovauti tave be jokių išlygų. Aš nesakau, kad turim maištauti ir nepaklusti įstatymams ir daužyti kažkieno langus. Čia, suprantat, vergo mąstymas realiai yra, kad jei jis laisvas, tai jis gali tokius dalykus daryti. Nes tai būtų provokacija tikroji demokratiniai valstybei, tikrai laisvam žmogui. Ir savotiškas savęs sukompromitavimas, meškos paslauga savo. Bet kaip negali būti truputėlį nėščios moters, nes toks dalykas neegzistuoja ir yra paprasčiausiai nesąmonė, įsigalvojimas, fantazija, žodžių žaismas, taip ir negali būti truputėlis demokratijos. Ji yra, arba jos nėra. O tai reiškia, arba tu klausaisi Igno Vėgėlės, Eduardo Vaitkaus, Valdo Tutkaus, Antano Kandrodo ar kitų būsimų ir esamų lyderių vadų, kaip sako, vedlių ir dėl jų gražių kalbų ir jų asmeninių, net ir gerų darbų eini už juos balsuoti ir taip realiu veiksmu sutinki ir prisidedi prie to, kad tam tikrų pavienių žmonių nuomonės diktatūra, hierarchija ir valdžia būtų Lietuvoje, tai nesvarbu, kad tie žodeliai ir mintis atitinka tavo mintis ir norus. Bet tai yra vergo įprastas pasirinkimas. Ir tu taip sutinki dalyvauti ir jau dalyvauji jų nuomonių kovoje ir taip kovoje dėl jų valdžios ir taip tarnauji ir esi vergas, bei sutinki su diktatūra ir valdžios viršenybė ir tada apie kokią teisybę, lygybę, daugumos poreikių įgyvendinimą gali būti šneka, ką manot.
Atsakykit man, padėkit susivokti. Turim suprasti, kad jokio skirtumo oficialiai nėra, ar Lietuva bus ar nebus Europos Sąjungoje, NATO su vakarais ar su rytais, rusų kišenėje ar lenkų kišenėje, ar turės savo teisingą ir dorą diktatorių. Juk Ukraina ar tam tikros Afrikos šalis, josgi nepriklauso jokiai išvardytai mano sąjungai, taip, pateikiu kaip pavyzdį, irgi yra oficialiai laisvos ir nepriklausomos, bet ar jos tikrai yra laisvos ir nepriklausomos ir kas ten turi tą vadinamą laisvę iš tikrųjų ir kokia to kaina, kas ją moka. Ir prie ko čia kaltos tam tikros sąjungos, organizacijos, valstybės, klanai ar tautos, kam? Ta daugiskaita, jeigu užtenka tik panorėti vienam vidutiniam pasauliniu mastu kapitalistui turėti Lietuvą savo kišenėje ir jis ją turės ir galės daryti su ją, ką nori. Jam galėtų sutrukdyti tik kitos stambesnės išorinės jėgos, bet tik ne Lietuva esamoje padėtyje. Ir jam užtenka suorganizuoti rimtą profesionalią komandą ir nupirkti visą viešą eterį ir jo statytiniams einant į valdžią užtenka šnekėti tai, ką Lietuvos žmonių dauguma nori girdėti ir už to užteks. O tie, kas su šakalo ar vergo mentalitetu, tokiems užtenka parodyti siūlomo kandidato valdžią, galybę, didybę, dominavimą, pranašumą, galimybės ir tokie iškart eis paskui. Nes vergams ir šakalams nereikia tiesos, sąžiningumo ir žmogiškumo šalininkų. Tai palaužti ir paklydę žmonės ir jie renkasi tik stipriausius, kiečiausius. Aišku, prie to pačio šeimininkų retkarčiais reikia parodyti, kad šeimininkas labai gerai elgiasi su savo paklusniaisiais vergais, pėstininkais, torpedomis ir kad šakalams nuo jo lieka dar ir nemažai trupinių. Ir viskas, o apie savarankiškus galimus Lietuvos diktatorius neverta, manau, net kalbėti, tik ne Lietuvos masteliu, patys iš savęs savarankiškais jie niekada negalės būti. O kad ir būtų, koks mums skirtumas, jeigu tai tik vieno asmens svajonė, noras, užgaida ir diktatūra. Kaip sako pasaulis pagal vieno žmogaus dūdelę, kuriame labai tinka daina, kas nešokinės, tas žinot gal. Taigi tenka grįžti atgal prie Lietuvos piliečių, nes niekas kitas čia ir nepadės. Grįžtam prie daugumos žmonių, iš kurių ir susideda Lietuvos valstybė. Nes be jų susivokimo, sąmonėjimo ir kritinio kiekio jau susivokusių, supratusių ledai nepajudės. Tikru ilgalaikių pokyčių nesulauksim. Todėl tenka lysti į triušio urvą giliau ir darosi sunku, kai aplink tamsu ir vis kyšo ausis kažkieno tai interesų ir dar prie to pačio vyksta valdžių kovos dėl valdžios, į kurį norom ar nenorom, žinodami ar nežinodami, bet įtraukti esam visi. Ir čia siūlau rasti ryžto ir drąsos šitoje vietoje savęs neapgaudinėti bei pripažinti, kad visi tai visi. Todėl visus kviečiu pradėti pokytį, apsižiūrint aplinkui save. Paieškokit, prašau, savo aplinkoje, ten, kur dalyvaujate, ten, kur esate, ar yra nors kažkur galimybė prisidėti prie esamos viešos veiklos visiems, kas nori ir kartu, lygiavertiškai, viešai ir su visais visiems priimant ir siūlant sprendimus, bet tų, kurie gali ir turi aukštesnį balsą, didesnės galimybės, lemiamą žodį. Ir spėju, pamatysite, kad tokių dalykų pagal šias sąlygas praktiškai nėra. Manau, čia vienetai pastebės tokias vietas, o kaip jau žinote, išorinis, bendruomeninis, visuomeninis pasaulis, tai mūsų vidinių pasaulių suma, rezultatas, atspindys. Taigi, čia išvada paprasta. Tikiuosi suprasite, gaunasi taip, kad dauguma mūsų vis dar esam paklaidinti, suklaidinti, palūžę, bijantis, įsigandę. Tai yra vergo šakalo mentaliteto, tai yra esam užgauti, nuskriausti, įsižeidę, su perdėtu egoizmu, narcizizmu, per daug savanaudiški, lipantis per kitų galvas, matantis tik konkuravimą, varžymąsi, išnaudojimą, dominavimą, kovą. Nes tai buvo
elgiamasi ir su mumis, tokioje aplinkoje mes gyvenom ir daugelis vis dar gyvena, o veiksmai yra užkrečiami ir nereikia sakyti, kad tai neliečia manęs. Ir aš netoks, daugiau ar mažiau, bet viso to yra ir mumise, o bendri pokyčiai įmanomi tik pripažįstant ir keičiant bendrai mąstymą, bendrai poelgius ir bendrai tampant reikalingų pavyzdžių. Todėl siūlau ir kviečiu prisijungti prie tautos valdžios sumanymo ir kviečiu pakviesti kitus, jeigu norite keistis patys ir norite padėti kitiems keistis ir norite, kad turėtume bendrą galimybę pakeisti viską tokiu būdu iš tikrųjų. Nes prisijungus prie šio sumanymo ir gilinantis į jį bei jame dalyvaujant, bus labai nepatogu, turint senuosius įpročius, senąjį mąstymą, senąjį mentalitetą. Ir aplinkybės dalyvaujant visame tame vers mokytis, suprasti, prie to įprasti ir keistis. Nes pati vidinė tautos valdžios tvarka, susitarimas, sąlygos bei pats tikslas yra skirti susivokimui ir išėjimui iš minėtų problemų, leidžiant tokiu būdu sukurti galimybės tikriems pokyčiams kelyje į tikrą demokratiją. Ir čia svarbu paminėti vieną svarbią detalę ir sąlygą. Tautos valdžios tikslas ir bendra erdvė, kuriama suvokiant ir suprantant, kad triušio urvas slidus, tamsus ir labai pavojingas. Todėl norint turėti produktyvų rezultatą, reikia suprasti, kad tik tų, kurie už kairiuosius ar dešiniuosius, už plokščią žemę ar apvalę, už NATO, Europos Sąjungą ir vakarus ar už suverenus, už rytus, rusus, kinus, musulmonus, krikščionius, budistus, už siūlomą tam tikrą kandidatą, partiją ar dar kai ką, tik tokių ir panašių pavienių bendraminčių grupių tautos valdžios sumanymo realizavimui paprasčiausiai neužteks. Tai reikia kritinės masės susivokusiųjų, suprantančiųjų tam, kad būtų įmanomi tikri pokyčiai visų globalių Lietuvos masteliu. Ir dėl to viešas tautos valdžios eteris turi sąlygą. Tai yra, jis stengiasi išlikti neutralus ir koncentruojasi tik į tikslą. O tai reiškia, kad kiekvienas žmogus stengiasi savo asmeninę nuomonę, požiūrį, interesą ir savo norą kažkam kažką įrodyti, tai yra savo tiesas stengiasi palikti ar reikšti kitur, jeigu tai nėra susijęs su tautos valdžios tikslo realizavimu, įgyvendinimu, tai yra progresavimu. Ir to dar negana, nes jeigu ir kažkas kažką siūlo ar kritikuoja, tai ir turi prisimti už tai atsakomybę. O tai reiškia, kad po kritikos ar pasiūlymo patys daro, organizuoja ir parodo savo darbais, kaip reikėtų, kaip yra geriau. Tam, kad atsikratytume vergo įpročio, neprisimti už nieką atsakomybės ir visame kame, nustotume kaltinti visus kitus, įskaitant ir savo šeimininkus. Kaip sako, reikia pradėti nuo savęs, reikia tapti pavyzdžiu, nes geri darbai irgi yra užkrečiami. Atsikratykim ieškojimo savo vado, šeimininko, lyderio. Tapkime laisvi iš tikrųjų ir pasilikim atsakomybę ir galimybę spręsti patys. Žinau, skamba neskaniai, nemaloniai, nepatogiai, nes esam pripratę būti vergais iš kartos į kartą. Vergas niekada neneša jokios atsakomybės ir pats negalvoja, nesprendžia. Jis tik laukia nurodymų ir prilenda, prisiplaka ir ieško savo asmeninės naudos ir tinkamo gero savo šeimininko. Tam, kad jaustųsi saugus, todėl apie kokią laisvę ir savarankiškumą gali būti kalba, kai tam reikia atsakingumo, supratingumo, sąžiningumo, lygiavertiškumo, kompromiso, bendradarbiavimo. Tai yra vertybių suvokimo ir jų turėjimo bei laikymosi. Vergui taip ir sudėtinga, jis taip nėra įpratęs, todėl lengviau rinktis iš siūlomų kandidatų į prezidentus, į Seimą ar iš esamų gelbėtojų. Kai kas sakys, aš ne prie jų, aš darau, aš veikiu, aš kietas. Kai su vergo sindromu toks kietas užlipa pirmu savo valdžios laipteliu, oi, kaip stengiasi įtikti už tai savo šeimininkui, dirba, pluša, vadovauja, kaip sako, geri darbai užkrečiami, o kai dirba
pluša, tai ir sukuria aplink save labai gerų vergų, didelę komandą ir net savo šeimos narius į tai įtraukia. Ir kai tokie kieti vergai patenka į lygybę, lygiavertiškumu, bendruomeniškumu paremtą judėjimą, puola kovoti, konkuruoti, gintis, įrodinėti, jokių būdų nepasiduoti, šnibžda vieni kitiems, nebūk tu kvailas, nenusileis, pažiūrėk, kaip jis su tavimi čia šneka, neklauso, nesiskaito, kas jis toks, kaip jis gali su tavimi taip elgtis. Ir niekaip nebesupranta kietas ketekas, kodėl viskas ne taip, kaip reikėtų, turėtų ir yra iš tikrųjų ir vyksta. Stovi kaip pasišiaušęs katinas ir laukia puolimo, ar neišlaukęs pats puola. Tai ko ir norėti iš mus turinčių atstovauti atstovų, esančių valdžioje, jiegi tokie pat žmonės kaip ir mes, paimti, išrinkti iš mūsų. Taigi ir nereikia sakyti, kad tai ne apie mus ir mūsų Lietuvą. Dalis tos tiesos per šimtmečius įaugę daugiau ar mažiau, bet yra mumise. Todėl reikia stengtis kartu ją išrauti su visa šaknimi, nes jos paskirtis yra griauti ir trukdyti mums visiems kartu kažką be šeimininkų, gelbėtojų, bendruomeniškai galėti susikurti. Taigi, pabandysiu sukonkretinti ir apibendrinti. Tol, kol Lietuvos piliečiai neįsiugdys tvirto stuburo ir nepradės burtis, padedant vieni kitiems jį įsiugdyti, tam, kad galėtų atsilaikyti, atsispirti siūlomų kandidatų prie lovio ir jų pagalbininkų gražbiliavimams, klaidinimams ir vilionėms, ir kol neatsispirs norui tarp savęs įsirinkti vadus, lyderius, vadovus, gelbėtojus ir neatsispirs norui jų ieškoti ir neatsispirs norui įrodinėti vieni kitiems savo tiesas siekiant šių tikslų, tol, kol vieningai nepradės ieškoti žmonių ir atstovų į Seimą, kurie gali ir sugeba patraukti savo poreikius, ambicijas, egoizmą į šoną ir nori ir sugeba atstovauti bendrus jį pasirinkusių žmonių poreikius, iš tikrųjų ir tol, kol dauguma žmonių ir dauguma visame viešame eteryje visuomenininkų neprisidės ir nepadės siekti šio poreikio įgyvendinimo, be atlygio, be ieškojimo savo asmeninės naudos, vardan tiesos, teisybės, lygybės, sąžiningumo, vardan to, kad būtų geriau mums visiems, o ne tik man, vardan to, kad miegoti būtų ramiau, žinant, kad padarėm ir darom tai, ką galim, ten, kur reikia, ir mūsų šašinė yra rami, tol, kol to nepadarysim, tol, kaip matėm ir turėjom špygą, taip ir matysim ir vis ją, tą špygą turėsim. Ir baigiant, turiu pasakyti, kad čia nėra tik gražios kalbos ir jeigu jums tiko ir patiko bei supratote, apie ką eina kalba, tai galite prisijungti jau dabar prie Tautos valdžios sumanymo. Jį nuorodas rasite apačioje, jis būtent kalbės ir skleis mintis apie tai, bei ieškos ir jau ieško kelių ir būdų šių tikslų įgyvendinimui. Ir juos įgyvendins tam, kad Lietuvoje būtų tikra demokratija, o ne tik jos iliuzija. Ir žinokit, neturiu aš noro jumis pasinaudoti, gaunant papildomas peržiūras iš jūsų dėmesio tam, kad vėliau man būtų asmeninės naudos iš to. Tautos valdžios sumanymas yra bendras, skirtas visiems norintiems prie jo prisidėti. Ir čia, ką aš darau, tai yra mano indėlis duoklė į Lietuvos visuomeninę veiklą, Lietuvai ir Lietuvos piliečiams už tai, kad gimiau ir esu jūsų dalimi. Bei kviečiu jūs pasekti mano pavyzdžiui, bet aišku, jeigu dėka visų mūsų šiam sumanymui seksis, aš irgi savaime, kaip ir visi mes, gausiu dalį asmeninės naudos iš to. Todėl ačiū, kad žiūrite, stebite, dalinatės, palaikote, prisidedate prie šio sumanymo ir spaudžiate patiktukus. Iki kitų kartų.